Tai labą dieną visi. Pradėsime viešinimo procedūrą. Smėlio gatvė 6 Šiauliai. Matau, yra prisijungiančių trečių asmenų. Tai bandykim luktelti keletą minučių, gal jų atsiras daugiau ir tada pratęsim viešinimo procedūrą. Tai laukiam visų. Labą dieną, kas prisijungia. Luktelkim, gal dar atsiras daugiau suinteresuotų asmenų ir pratęsim viešinimo procedūrą. Labą dieną, kas prisijungia. Girdisi viskas gerai? Tai iš tikrųjų galim galbūt ir pradėti. Tai esu Erikas Klinavičius, projekto vadovas, šio viešo susirinkimo pirmininkas. Su manim kartu yra Rimantas Noreika, tai bus šio susirinkimo sekretorius. Mes kartu pravesime šį viešinimo procedūrą šią ir pristatysiu jums projektinius pasiūlymus Smėlio gatvėje 6 Šiauliai gyvenamo įvairių socialinių grupių asmenims namo naujos statybos projektą. Tai yra su mumis prisijungęs užsakovo atstovas. Norėjom pasakyti, kad iki viešinimo pradžios, iki susirinkimo pradžios nebuvo gauta jokių pastebėjimų ar pastabų. Šis viešinimas vyks iki 17 valandos. Tai aš pats būsiu prisijungęs, užsakovo taip ilgai galbūt ir nelaikysime, jeigu jo nereikės. Šis viešinimo procedūra yra įrašoma ir bus patalpinta YouTube platformoje. Ja rasite Smėlio gatvė 6 Šiauliai viešinimas. Tai bet kada galėsite atsisukti, pasižiūrėti ir panašiai. Tai aš turbūt dalinuosi savo ekranu ir galėsime pradėti. Taip, matosi ekranas, taip? Taip. Taip, tai dar kartelį pasikartoju, yra parengti projektiniai pasiūlymai gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims pastato Smėlio gatvė 6 Šiauliai Kaune naujos statybos projektas. Tai yra neypatingas statinys, naujos statybos, užsakovas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija, projektuotojas yra UAB PA Group ir parengti projektiniai pasiūlymai. Pereikime prie sklypo plano. Tai štai matote sklypo planą. Visas pastatas, viso projektuojamas 231 kvadrato pastatas. Sklypo rodikliai yra taip, sklypo rodikliai yra beveik 10 arų sklypas, 938 kvadratinio metro. Tai mes projektuojame įvažiavimą iš Smėlio gatvės, tai yra iš šiaurinės pusės. Projektuojamas atskiras yra įėjimas pėstiesiems, atskiras įvažiavimas.
yra numatomos 4 automobilių parkavimo vietos. Viena iš jų A tipo vieta žmonėms su negale autobusiukui. Taipogi yra 2 vietos projektuojamos elektromobilių su elektromobilių pakrovimo stotele ir 2 automobiliam, 1 automobilių stotelė. Štai matote pilkai pažymėtos dangas, tai yra betono trinkelių dangos, žaliai pažymėtos dangos yra numatytos veje su dalimi augalų, su naujai sodinamų augalų. Taipogi, štai čia keli medžiai sklype yra saugomi ir nekertami. Tai turime kelis klevus, kuriuos stengsimės tikrai išsaugoti rengiamų projektų. Aplink sklypo planą yra, sklypo perimetrų yra juosiama segmentinė 1,60 m, 50 tvora, bei numatytos tam tikros priemonės dėl priešgaisrinių atstumų įrengti atraminių tipo priešgaisrinės užtvaras, kurių aukštis dar tikslinsis techninio projekto metu, kadangi yra gan tankiai užstatyta teritorija, tai automatiškai reikalingos tam tikros priemonės, stengiantis nepabloginti, o kaip tik pagerinti priešgaisrinę situaciją šioje teritorijoje. Taip, pastatas yra projektuojamas būtent apatinėje sklypo dalyje, gal pietrytinėje, sakyčiau, sklypo dalyje. Orientuotas įėjimas yra iš šiaurės rytų pusės, perimetrų išdėstyti gyvenamieji kambariai. Pereikime prie pačio aukšto plano. Štai matome aukšto planą, turime įėjimą į pastatą, turime tamburą nusirengti, patenkame iš jo į bendrą erdvę, tai yra svetainės, valgomo ir virtuvės bendra erdvė, tai yra moderni erdvė, skirta visiems namo gyventojams. Ir projektuojami perimetrų pastato yra projektuojami gyvenamieji kambariai. Dalis kambarių yra pritaikyta žmonėms su negale, tiek kambarių, tiek ir sanmazgų. Keli kambariai turi bendrą vieną sanmazgą, 2 kambariai vieną. Kitu atveju yra bendras sanmazgas pritaikytas žmonėms su negale ir juo žmonės galės, gyvenantys gyventojai namo, galės gyventi. Yra projektuojami iš viso 8 kambariai, tai yra numatyta 10 gyventojų, yra 6 vienviečiai ir 2 dviviečiai kambariai su savo sanmazgais. Pereikime, taip, tai yra projektuojami langai yra palanginio tipo, 2 langai yra vitrininio tipo, būtent į mūsų mini kiemelį, į išėjimai skirti, per juos bus galima ir išeiti ir jie yra didesnio gabarito. Pereikim prie stogo plano, kaip ir minėjau, yra keturšlaitės formos, viršutinė pastato dalis yra plokščiastogis, tai pati stogo danga yra plieno skarda jungiama falciu ir turinti išorinę lietaus surinkimo sistemą. Pjūvis, štai matote pastato pjūvį, tai yra būtent šita dalis aukštesnioji dalis yra svetainė zona, žemoji dalis yra kambariai, tai yra 2,70 m išlaikomas aukštis, svetainė zonoje aukščiausiai vietoje yra iki 3,90 išlaikomas patalpų aukštis. Taipogi kita kryptim pjūvis, kaip ir minėjau, svetainės lubos yra atkartoja namo formą, kambariuose yra lygios lubos gipso kartono projektuojamos. Fasadai. Patys fasadai yra projektuojamas termoizoliacija, tai yra polisterinis putplastis su betono arba klinkerio apdaila, plytelio apdaila. Stogas, kaip ir minėjau, yra plieno skarda jungiama falciu, pilkos spalvos, pats klinkerio ar betono plytelis yra rudai molio spalvos, 2 vitrininiai langai, kaip ir minėjau, įėjimo durys, turime langus, kaip ir minėjau, palanginio tipo, būtent kambariuose. Pastato aukštis yra 4,75 m, jau matuojant nuo vidutinio žemės lygio. Turime fasadus,
Štai matote ir namo vizualizacija, kaip ir minėjau, rudai rausvos spalvos klinkerio ir betono plytelės, vitrininiai langai ir pilkos spalvos stogas. Taip, tai taip, dabar norėčiau iki susirinkimo pradžios, kaip ir minėjau, kažkokių pastabų ar pastebėjimų nebuvo gauta. Galbūt prisijungę tretieji asmenys turi kažkokių klausimų ar pastebėjimų ar kažkokių klausimų, kuriuos mes galėtumėm atsakyti kartu su užsakovu. Norėjau paklausti, iš projekto nesupratau, per kur bus vedamos komunikacijos, vanduo ir nuotekos. Tai prisijungimą, dabar esame užsakę prisijungimo sąlygas, tai mes matėme, kad Smėlio gatvėje liktais yra ir tiek ir vanduo, tiek komunikacijos, tai ir vanduo, ir fekalas, ir elektra, tai tiesiai iš Smėlio gatvės mes ir jungsimės prie inžinerinių tinklų. Aš galiu pasidalinti sklypo planu, štai va čia. Tai mes turime, matau, ir fekalo 200 trasa, ir vandentiekio trasa, ir elektros, ir ryšių, viskas kaip ir yra Smėlio gatvėje. Tai mes jungsimės tiesiai iš šių tinklų, tiesiai į mūsų pastatą. Tai būtų šiaurinėje sklypo dalyje, pačioje Smėlio gatvėje, jungiamės į patį pastatą visus prisijungimus. Dabar pagal planą matosi, kad čia tas visas tvora eina ir pastatas prie pat tvoros. Ar čia nėra per arti to pravažiavimo? Taip, tai privažiavimo mes, kadangi privažiavimas, būtent šitas pravažiavimas yra kaip ir savivaldybės turtas, tai šitoj vietoj mes to 3 metrų atstumo neišlaikome, užtat bus kreipimas į savivaldybę gauti sutikimą neišlaikomam 3 metrų atstumui. Tai mes taip apkalbėjom su savivaldybės užsakovu, kad taip, mes jį gausime ir tas neišlaikomas atstumas jis neturės kažkokios neigiamos įtakos tam pravažiavimui. Nes kadangi vis tiek ten bus metras su viršum iki tvoros, tvora vis tiek bus dedama ant sklypo ribos, pačią tvorą projektuojant, pačiame mūsų sklype jau nelendant jokiais būdais į kaimyninius sklypus. O tiek iš pietinės ir iš vakarinės pusės mes išlaikome 3 metrų atstumą saugų iki gretimų sklypų su mūsų projektuojamu pastatu. O sakykit, tas pravažiavimas dabar, koks yra dabar plotis, jis toks pat išliks? Taip. Taip, jis išliks. Vėlgi, šitoj vietoj gal taip pasakysiu. Dabartinis pravažiavimas, aš negaliu pasakyti, koks jisai yra labai tiksliai. Galbūt jūs dalinai pravažiuojat kažkokiu keliuku, kuris yra įlindęs į mūsų sklypą, neprojektuojama. Bet aš galėčiau pabandyti pasižiūrėti, koks jisai būtent dabar yra tas pravažiavimas. Tuo sekundę. Ne, jis nėra įlindęs, kadangi Nėra, ne? Tai tada jokiais būdais jis nėra siaurinamas, nes vėlgi mes už sklypo mūsų ribos, mes nelendam nei centimetrų, mes viską projektuojame savo sklypo ribose, tik tiek, kad jis gal vizualiai šiek tiek susiaurės, bet vien dėl to, kad atsiras tvora. Bet vėlgi, kaip ir minėjau, to tvora yra projektuojama ažūrinė, segmentinė, tai jinai kažkokio tokio labai tokio didžiulio užtvėrimo neturėtų būti. Taip, aš matau iš tikrųjų, kad būtent tas yra pravažiavimas, ne, mes turim pravažiavimą, o čia dabartinis žvyrkelis yra, taip, pamatuokime jį. Jis yra 3 metrų grubiai nepilnai, o dabar tarp mūsų tvoros ir kaimyninio sklypo tvoros liks 6 metrų 13 centimetrų tarpas. Tai iš tikrųjų čia net ir įrengus 5 metrų pravažiavimą asfaltuotą su takučiu, vėlgi viskas kaip ir tilptų ir drąsiai būtų galima naudotis tokia miesto infrastruktūra ateityje, jeigu kažkas šitą keliuką būtent asfaltuotų. Nes ant plano, kai žiūrės, atrodo, kad palei sklypą, kai yra žalia veja, tai labai daug įsikiša kažkaip.
Ne, sakau, iš tikrųjų viskas yra mūsų sklypo ribose. Va, būtent, va, jeigu matote, tai va šita va stora raudona. Matot mano ekraną? Matau. Taip. Tai šita va būtent raudona linija yra sklypo riba ir va, jūs matot, kad iki namo tarp sklypo ribos ir namo yra dar metras su kapeikom. Tai metras ten 20 kažkas panašaus. Tai, Matau. tai va. O sakykit, tas pravažiavimas čia bus asfaltuojamas kažkas ar ne? Rengiamų šitų projektų mes to nenumatom. Šitos investicijos yra skirtos va, būtent šitam gyvenamam namui. Ir kurios bus, nu mes už sklypo ribų neprojektuojam jokių statinių, tai čia dėl šitos žvyrkelio asfaltavimo čia reikėtų kreiptis turbūt tiesiai į užsakovą, į savininką savivaldybę. Mhm. Nu, kaip ir aišku tada. Ar dar būtų klausimų? Nu, aš neturiu daugiau kol kas. Ačiū Jums. Ar iš kitų susirinkusių būtų klausimų? O, žinokit, jūsų negirdim. Aš iš savo pusės neturiu klausimų, viską užklausė, atsakė. Irgi labai domėjausi tuo žvyrkeliu būtent, ar bus tvarkomas, ar yra kažkokie projektai padaryti. Takelių, kiek suprantu, irgi praėjimo prie tvoros bus daroma šiuo metu. Tai tiek. Supratau. Tai mes tada paklausim užsakovą, ar jisai susipažinęs yra su parengtais projektiniais pasiūlymais ir ar jiems pritarė. Ar dar, jeigu galima dar paklausti, Taip, kada numatoma pradžia statybų? statyba, ne? Tai dabar mes vis tiek rengsim techninį projektą, darysim techninio projekto ekspertizę. Aš manau, turbūt vis tiek čia realiausias Kęstutis galbūt atsakytų į šitą klausimą, bet ko gero be kitų metų pavasario čia ko gero nieko neprasidės. Taip. Vis tiek, kol jį nupirksim rangą, vis tiek tie orai, tai 25 metais pradėsim ir greičiausiai baigsim 26 kažkas tokia iki pavasario. Nu taip. Nes abejoju, ar mums užteks 8 mėnesių pastatyti. Nu, sunkiai. Nu, aišku, buvo iš mūsų praktikos, kadangi tai ne pirmas šitos projektas, tai buvo kas tilpo, bet labai labai jau ten intensyvus buvo darbai. Tai, kaip. Tai ar tu užsakovas susipažinęs su pateiktais projektiniais pasiūlymais ir ar jiems pritarė? Taip, susipažinęs su projektiniais pasiūlymais. Malonu. Tai iš tikrųjų, jeigu daugiau kažkokių klausimų nėra, užsakovą galime paleisti. Aš pats būsiu dar prisijungęs iki pat 17 valandos. Jeigu kažkokių klausimų kiltų ar kažką pastebėjimų, tai prašom, klauskit drąsiai. Tai ačiū visiems, kas susirinko. Ačiū labai. Ačiū viso.
Taip, tai dar kartelį visiems noriu priminti, kad vykdėm viešinimo procedūrą Smėlio gatvė 6 Šiauliai, gyvenamo įvairių socialinių grupių asmenims namo naujos statybos projekto. Iki viešinimo pradžios susirinkimo pastabų ar pastebėjimo ar kažko nepritarimo nebuvo gauta, nebuvo išsakyta, užsakovas patvirtino, kad irgi taip pat nebuvo gavęs kažkokių pastabų ir pastebėjimų. Šio viešinimo metu buvo užduoti keli klausimai iš trečių asmenų, kaimynų tikėtina, bet jie buvo tik klausimai, tai nebuvo prieštaravimai ir projekto sprendinių nekeičia. Todėl aš viešo susirinkimo pirmininkas sakau, kad viešinimo procedūra yra atlikta. Visuomenė yra supažindinta su projektiniais pasiūlymais ir ačiū visiems už dėmesį, susitiksime kitose viešinimuose. Šį įrašą rasite YouTube platformoje, Smėlio gatvė 6 Šiauliai, paieškos langelį suvedėm ir iki kitų kartų. Viso.